ne po 5, po 7 valandų leidžiamės Dubajuje. 1:10 persėsti į kitą lėktuvą, kuris tada jau skraidins mus į Japoniją. Thank you, bye bye. Lipom. Yes, nu kaip nenormali kokia. Su Vaida po Palmės, ne, tik tai važinėjom va. Oro uoste. Na gerai. Tiek mūsų niekši nepažįsta, o už 20 minučių išskrendam. Pirmą klasę jau sėdė atsipūtė. Ne va, jau su šituo keliausime vėl 7 valandas. Lėktuvas sako good morning. Good what? Pro langą jau švinta ir pagaliau skridome į dienos zoną. Kiek žinau, jau liktai antradienis. Kiek mums liko dar skristi laiko? 7 valandas. Veikia moteris, subrendusios ir suaugusios moteris įlipusios į lėktuvą. Jos iš savo vietos skambina kitai. Tai palauk, sesuo sėdi 42 C. Nu va, nu įduodam skambinti. O jinai va neatsiliepia. Ko neatsiliepia? Matai, va įskambina. O dieve, brankas, gerai, surimtėkim biškį. Jau miego nors belekai, o tu aš irgi. Vyksta japoniškos kortelės įsidėjimas, nes mums labai reikia interneto. Tai jeigu kam reikės parduotuviai, žodžiu, nusipirkite visą, ne? Sakės, žiūrėk, kokie didumą. Sakykite, labai faina po tokias vietas vaikščioti, mes su sese labai norėjom surasti tokią vietą, kur galima būtų į kalną lipti. Tiesiog lipti į kalną ir pasižiūrėti, kas čia vyksta. Vat, kad kalnuose yra kapinės, nu tikrai nepagalvoju. Man neina iš čia. Ne, man gamta nebepatinka, aš noriu būti miesto žmogus. Na, čia jeigu žaliai kokie užkrenta, aiškiai atrodo oras. Nežinau, negyvenu Japonijai. Ačiū, arigato. Žodžiu, viskas, moteris nori varyti, pirktis daugiau sakės ir toliau švęst gyvenimą. Merginos, mes keliaujam. Liu. Mam sušok pergalę šokį. Sėdžiu va. Ja, jei didžiausias košmaras sėdėtų man, bet žiūrėkit, kas sėdi prieki mūsų. Mamai pasiskūsk.